Šiandien 7:34. Aš ir Laura. Reklamai filmuosimės vėl. Ir šiandien yra lapkričio 14. 2019. Žiūrėsim, kada čia žiūrit jūs, parašykit, kada žiūrit. Ir čia bus rimčiausia reklama, kokią mes esam filmavėsi, nes čia jau ir vaidyba, ir kalbėjimo reikės, žinot. Mes matėm jų scenarijų visą. Tai va. O, nu čia, žinot, ne vieni sugalvojami tą reklamą važiuoti filmuotis. Kaip turbūt matosi, jau esame nebe Vilniui, dėl to, kad parduotuvė jau vadinasi parduotuvė čia. O kur čia reikės filmuotis dabar? Gali paklausti jos. Atsiprašau, kad... Jinai žino tave. Jis mus atpažino! Jis va taip padarė, jis tokia... Eik, tai įsivaizduoji. Atvažiavom. Diržais, kupak. Labą dieną. Bet namuose ar čia? Nu, gaminta. Hello! Hello! What do you do? Pala. Čia tu? Jo. Su keliais kitais buvai, ne? Buvau perrengtas. Na, bet žinai, irgi gerai. Laura dažyklai. Nerodyk mano, čia blogas telefonas. Ai, sorry. Buvau perrengtas. Gal ir nieko. Čia va kavinė. Ką darysi? Čia darysiu, taip, žiūrėkit. Jeigu atsimenat iš kanalo, bus taip. Sveiki, čia Rolas ir mano naujas videovlogas. Čia mes dirbame, o čia Vėjas gamina. Čia ne tavo juoda kava, čia su pienu tau daro juoda kava, jeigu tu užsisakai. Vakta kavas skaniausia. O čia pasirodo fake namas, fake. Įdomu, ką Gedis žiūri per kompą. O, tu kapgavikė. Telefoną pasidėjęs. Ką? Čia va gali užsisakyti kažko. Kaip tikroviškai tas aparatas atrodo. O čia tada va praeini. Ir aha, nieko. Fake kavinė pasirodo čia. Va, pažiūrėsim, kaip apšviestas tas miestas. Tai yra pastatas. Va. O, kai kietai. Taip, pakina. Jau filmuoja, jau išeina. O čia va žiūrėsim dabar. Negirdi. Taisgi su ausinėm. Labai gerai, labai. Jo. Jo. Sušalė, ten belenkas vyksta. Čia yra Andrius žvaigždė. Bet jau sufeilino kažką, jau grįžta ten savo vietą. Na, kaip sekasi, daug feilinės? Čia tik repeticija buvo. O tai feilinės repeticijai? Aš laikiau tą laptopą, žinai. O sunku laikyti? Žiauriai sunku. Čia esi taip logina. Tai rimtai čia dreber? Nu, matai, va, rimtai. Čia, va čia va. Ir aš iš ten išeisiu, sakysiu. Sveiki, aš Andrius Talžūnas, Gerai. Sveiki, čia aš Andrius Talžūnas. Stop. Grįžtam. Gerai, dirbam. Ir dirbam. Sveiki, čia Andrius Talžūnas. Stop. Dar dublis. Grįžtam. Tai pasivėlim, Pauliau, gerokai. Viskas laimėjau jau. Jau viską padariau. 8 dubliai tik tai. 4 iš jų buvo patestuoti. O, broliai iš Nemenčinės. Labai panimatau. Sveiki.
Pažiūrėkit, va čia filmuoja Tele2. O, va sėdi kažkas. Čia filmuoja Tele2 reklamas. Einu į 2 aukštą. Fake. Dalia, čia fake. Žinot, kur čia tavo virtuvė yra? Tenai jie čia va pykstasi kažką. Čia važiuokit, yra netgi jų virtuvė. Galiu užeiti įdomu? Oh my god. Žinot tas reklamas Tele2, kur su virtuvė? Sveiki, 500 kg morkų. Kodėl tiek daug? Morkų ledai. Morkų kava. Pažiūrėkit. Va, čia kur jie kepa ten kažką. Kaip kietai. O kas čia? O čia va dar kiemelis yra toksai. What? Kaip kietai, ne? Gerai, grįžtu atgal. O va miestas guli. Nu, rolka. O kokia kamera? GoPro ant telefono. Sveiki, čia Rolas ir mano naujas video vlogas. Auksas! Pasidariau sumuštinį. Su Nutella. Dirbam. Sveiki visi, čia Laurita ir šiandien bus mano video apie kavą vlogą. Jau jūs eisi dabar. Sėkmės. O kokia kontrapcija pasidaro? Čeksai daug aktorių pasičekinam ir... Pritaikyta žiemai. Taip, čia žiemai sniegas valyti. Sveiki, čia Ruslanas. Ir šiandien filmuosim kavinės lankytojų tipus. Va. Filmuosim pradėjosim viską. Va. Kirminas. Irgi žinai aktorius. Suksimės galvą, kombinuosim, kad kudrė būtų. Taip va? Ar aukščiau geriau? Geriau aukščiau, biškiu. Dabar laikysiu ant lasdos kompą. Be kompo. Ateit ant smūgio, tai tada tu žingsniukas Ir suksies. Ir išmušinam kalą. Tai jūs palsėkit. Yra tik 2 kostiumai tokie patys. Gerai, repeticija. Andriau pasiruošęs ir dirbam. Ant kompo. O, ne. Man reikia reaguoti. Mirtina tyla, garsas, kamera. Lik 1-9, dublis. Taip, pasiruošę, tyliai. Ir... Tyliai. Tylos. Tyliai. Dirbam. Kompo! Dirba iškart valyti reikia. Sekundę tada, čia sekundę tada va. Išmušimas, žiūri, nusiminėjai ausinės, ruošies ir bėginėjai. Gerai. Po pietų. O tu išsitepiai? Na, užšį. Ką tik baigiam pirmą reklamą filmuoti, dabar filmuosim antrą. O antra reklama dar neišėjo, tai ir negaliu parodyti, bet mes dar vis dalinam telefonus nemokamai. Ką jums reikia padaryti, tai tik pasipildyti sąskaitą 7 eurais internetu ir galite gauti telefoną nemokamai. Kiekvieną dieną dalinam po 3. Tai tiek, va. Viso gero.